Ar žinai, kokio klausimo vengia beveik kiekvienas kinologas? Kaip brėžti ribas ir kaip drausminti savo šunį. Aš taip pat šitos temos vengdavau viešai, bet nusprendžiau, kad reikia apie tai kalbėti. Ir yra 3 kategorijos arba 3 principai, kaip žmonės savo šunį auklėja. Tai pirmas kelias yra papirkinėtojo, kada bandai viską spręsti kompromisais, nukreipinėti šunį, kad jisai rinktųsi tave, maisto pagalba. Per šitą principą dažniausiai yra uždedamas ir petnešos, patogūs antkakliai ir suteikiamas visas komfortas šuniui elgtis taip, kaip jisai nori. Ir mes prašome jo, kad jisai elgtųsi kitaip ir kad nekreiptų dėmesį. Ir šitą būtent būdą labai propaguoja dauguma kinologų. Didžioji dalis, manau, jis yra patogiausias, nes viskas atrodo labai gražu, labai pozityvu ir žmonės ant šito kabliuko pakimba ir tada galvoja, kad su jais kažkas yra negerai, ilgainiui rezultatų neduoda ir tada nusivelia apskritai dresūrą ir mokymu ir manau, kad tai yra problema. Antras kelias yra kovotojo kelias, kai mes suprantame, kad reikia drausminti, kad reikia brėžti ribas, bandome, bet nepasiseka ir šuo vis tiek kovoja ir esmė tame, kad kur yra problema, kuo labiau jisai kovoja, tuo labiau jisai jaučia, kad jisai gali priešintis tam ir ilgainiui mes atsiduriame aklavietėje, nebeina niekaip suvaldyti tų situacijų, nebežinome ką daryti ir tada jau kreipiamės pas dresuotoją. Trečias kelias yra sąmoningo žmogaus kelias. Ir tas žmogus nebūtinai turi būti profesionalas, kinologas ar taip toliau. Jam tiesiog natūraliai, sąmoningai išeina nubrėžti ribas, paskatinti šunį, kada jisai rodo teisingą elgseną, palaikyti tą balansą ir harmoniją. Gal ir pats šuo netgi yra toksai ne per daug problematiškas, bet vis tiek, jeigu ribų ir taisyklių nebus, tai kad ir koks šuo bus, vis tiek tų problemų ir skylių kažkurioje vietoje anksčiau ir vėliau atsiras. Tai kai ateina pas mane žmogus sąmoningas, dažniausiai reikia truputį pašlifuoti, suteikti informacijos, nukreipti tinkamą linkme ir tiesiog biškį pastumdyti dalykus į savo vietas ir būna viskas labai gerai. Tai va, ar radai save ir atpažinai ir aš norėčiau palinkėti visiems, kad būtume sąmoningi ir taip bus mums visiems geriau, kad žmogus kiekvienas, mano supratimu, turėtų žinoti, kaip reikia elgtis mieste ir net nebūtinai, jeigu turi šunį, tiesiog žinoti, kaip prieiti, kad nekišti rankos, kad neglostyt, nes nežinai, koks tas šuo yra ir čia nesiplėsiu į tas detalės, bet tiesiog manau, kad visuomeniai būtų nuo to geriau ir reikia apie tai kalbėti, šviesti visuomenę. Tad jeigu norite pokyčių, tikrų pokyčių, ne kažkokių saldainiukų pažadų, o realių pokyčių, žinoma, reikės įdėti darbo, tai apsilankykite pas mane svetainėje, ten rasite daugiau informacijos ir galėsime padirbėti arba nuotoliu per mano online programą, arba gyvose pamokose. Iki pasimatymo.